Dievo motinos taikos karalienės pranešimas 2025 m. kovo 25 d. Brangus vaikai, šiuo malonės metu, kai esate pakviesti atsivertimui, drąsinu jūs, vaikeliai, aukokite man savo maldas, kančias ir ašaras už širdžių, kurios yra toli nuo mano sūnaus Jėzaus širdies atsivertimą. Melskite su manimi, vaikeliai, nes be Dievo jūs neturite ateities ar amžinojo gyvenimo. Aš myliu jūs, bet negaliu jums padėti be jūsų. Taigi, sakykite Dievui taip. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Kartais tai skausminga, nepakeliama ir be tikėjimo Dievu veda į neviltį. Tikėjimas padeda mums įveikti skausmą. Patirtas ir pas Dievą atneštas skausmas gelbsti ir neša ramybę. Marija savo pranešimuose apie kančią mums sako: slėpiau skausmą su meile, bet jums, mano vaikai, kyla tiek daug klausimų. Jūs nesuprantate skausmo. Jūs nesuprantate, kad per Dievo meilę turite priimti skausmą ir jį iškęsti. Kiekvienas žmogus jį išgyvens mažesniu ir didesniu mastu, bet su sielos kentėjimu ir malonės būsena egzistuoja viltis. Mano meilės apaštalai, tie, kurie kenčiate, žinokite, kad jūsų skausmas taps šviesa ir šlove. Mano vaikai, kol jūs jaučiate skausmą, kol kenčiate, dangus įžengia į jūs ir visus, kurie yra šalia jūsų. Jūs duodate dalelę dangaus ir daug vilties. Iš 2017 m. rugsėjo 2 dienos pranešimo. Aukoti kančią nereiškia apsimesti, kad ji mūsų neskaudina. Marija moko slėpti kančią meilėje. Bet kai kenčiame, pasakykime jai: mama, man labai sunku, skauda, bet aš tai atiduodu tau, kad išsipildytų tavo ketinimai. Prieš keletą metų per gavėnią ji kvietė melstis už sunkiai sergančius, kad jie priimtų savo kančią ir paaukotų ją Dievui už sielų išganymą. Taip pat melstis šlovingosius rožinio slėpinius atsiklaupus po kryžiumi. Taigi mūsų žvilgsnis nukreiptas į amžinybę. Auka neturi būti tik didelė kančia. Tai gali būti nedidelis kasdienis savęs išsižadėjimas, ramiai ištveriant nemalonumus, atleidimas, kantrybė išbandymuose, gero darymas nesitikint atlygio. Bet kokia auka yra vertinga, jei ji susijusi su meile ir gelbsti sielas. Marijai dabar mūsų reikia ten, kur esame, ir tokių, kokie esame. Ji kartoja mums, kad ji yra su mumis gyvenime, skausme, kančioje ir meilėje. Tai padeda mums pasakyti taip Dievui. Tai yra priimti sprendimą mylėti kiekvieną akimirką, kad ir kas nutiktų. Tik meilė gali vesti mus į amžinąjį gyvenimą. Malda. Marija, ačiū už tai, kad mus vedi. Padėk mums geriau bendradarbiauti su tavimi. Su dėkingumu aukojame tau savo ašaras, maldas, kančias už tuos, kurie yra toli nuo Jėzaus. Kartu su tavimi kartojame savo taip Dievui. Amen.